Labas vakaras visiems. Labai smagu būti čia Alytuje. Ir, noriu pasakyti, filmas, kurį čia šiandien pamatysite, jisai, man visų pirma smagu, kad jo kūrėjai išdrįso jį statyti už neremiami valstybės, patys viską susorganizavę, surizikavę. Ir tas yra visada labai gražu, kai kažką daro žmonės, kurie taip tiki to, ką daro, kad jie, paima tiesiog ir daro. Nebelaukia, kol kas nors jiems už juos kažką padarys. Tai šitas filmas, jisai peržengia lietuvišką tokį tą stilistiką filmo jau vien dėl to, kad jo kūrime dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Airijos kompanijos, žmonės iš tų gyvenantis tose šalyse, tų šalių piliečiai. Ir buvo labai smagu, kad tai yra lietuviškas filmas, bet jį kūrė tokia pakankamai internacionalinė žmonių grupė. Ir, aš sutikau jame dalyvauti, todėl kad man labai kažkaip buvo geras jausmas, aš supratau, kad tą filmą daro žmonės, kuriems įdomu tai daryti, kurie kažkaip su užsidegimu tokiu daro, bet tai nėra taip, kad tai kažkas čia tik tai dirba darbą, tai iš tikrųjų buvo toksai kūrybinis procesas. Ir tai, kad turėjau galimybę parašyti muziką filmui.